Q&A sesija. Šiandieną visas video yra dedikuotas ir skirtas atsakyti į jūsų klausimus iš tiesų išsamei. Tai bus ne tik naudinga tiem žmonėm, kurie uždavė klausimus, bet tikrai labai dideliai daliai žmonių, nes šie klausimai kartojasi mano kanale, Aleksandro Emilio kanale, bendrai Financial Lithuanians kanale ir tikiu, kad tai yra aktualu tikrai dažnam investuotojui. Jeigu tu ieškai atsakymo tik tais į kažkokį specifinį klausimą, apačioje rasi laiko žymas arba taip vadinamus timestampus, tai kviečiu pasinaudoti jais, spausti ir nušoksi tiesiai į norimą video vietą. Na, o jeigu pirmą kartą pasijungiai mano kanalą, tai labas, aš esu Justina ir mano tikslas yra parodyti, kad investavimas nėra super sudėtingas mechanizmas ir tai nėra raketų mokslininko diplomo reikalaujantis užsiėmimas. Tiesiog noriu parodyti, kad investuoti tikrai gali kiekvienas, ir mamos, ir tėvai, ir seneliai, ir tik 18 metų sulaukę asmenys, kurie gauna pajamas. Daug informacijos rasi pas mane kanale, nuo bazinių taupimo įgūdžių, nuo tam tikrų savo pajamų valdymo sistemų iki investavimo idėjų, kompanijų analizių. Na ir aš viešai dalinuosi savo pasyvių pajamų portfelių, kur investuoju dabar kiekvieną mėnesį. Tai šitą taip pat procesą matysit būtent šitame video, kaip aš pasipildysiu portfelį, bet investuoju į REIT, tai yra nekilnojamo turto kompanijos, kurios privalo pagal įstatymus išmokėti dividendus, ir tos dividendus be abejo gauna tie žmonės, kurie investuoja į tos kompanijas, ar ne, nes jie yra tos kompanijos bendrasavininkiai. Na ir taip pat turiu dar vieną portfelį, kur mes kartu su Aleksandru darom tokį tarsi eksperimentą arba kovą galima pavadinti. Statistika rodo, kad moterys investuoja geriau, būtent dėl to, kad jos išsirenka tam tikrą stabilią strategiją, turi ilgalaikį tikslą ir nesiblaško keliaudamos link to savo tikslo. Vyrai tuo tarpu, dėl ko jie praranda tam tikrą savo pelno dalį, nes blaškosi tarp strategijų, daro dažnus užpirkimus, keičia strategijas ar ne, na ir siekia to didesnio pelno, kurį trumpuoju laikotarpiu taip sugeneruoja, bet jeigu žiūrėsim į 20-30 metų laikotarpį, tai vis dėlto moterų portfeliai yra pelningesnė. Ties šito eksperimentu aš investuoju į VUAA pasirinkimą, tai yra tiesiog 500 geriausių Amerikos kompanijų. Aš naudojusi Freedom 24 vertybinių popierių brokerio paslaugomis. Jeigu tu nori pamatyti mano tenais turimą portfelį, tau reikės taip pat atlikti registraciją. Jeigu tu nori sekti kažkurį iš šitų mano portfelių, ar tai būtų pasyvių pajamų, ar tai būtų akumuliuojantis portfelis, apačioje bus nuorodos ir galėsi spausti prenumeruoti portfelį ir kiekvieną mėnesį gausi automatinės žinutės, kai aš ką nors padarau savo tame portfelyje. Užsiperku, išsikeičiu valiutą, kažką parduodu ir panašiai. Gerai, ir dar vienas paskutinis pastebėjimas. Visa tai, ką aš kalbu šitam video, aš dalinuosi tik savo nuomonę, savo idėjomis, savo įžvalgomis, ir jeigu tu žiūri šitą video ir ieškai investavimo idėjų, tikrai kviečiu visą informaciją papildomai pasverti, papildomai pasižiūrėti kitose šaltiniuose ir viską perleisti su šiek tiek druskos. Nes jeigu kai kurios investavimo idėjos tinka man, nebūtinai jos tiks tau pagal tavo galimybės, norus ir tikslus. Tai šitas turinys yra skirtas edukacijai, papildomoms idėjoms, kurios turėtų būti perleistos per jūsų pačių asmeninę strategiją ir tik tuomet priimtas konkretus finansinis sprendimas. Tai keliaujam į pirmąjį klausimą. Gražvydas Rinkevičius labai gražiai kreipiasi. Labą dieną, panelė. Ar galit man paaiškinti, kuo skiriasi taupomoji sąskaita nuo prekybinės sąskaitos? Omeny prekybinė sąskaita yra aplamai viskas, na, o keli savo ACC ir gali per ją gauti dividendus. Čia antros dalies ne iki galo supratau. Ar čia turi keli savo akauntus kaip atskiras sąskaitas ar kažkas apie akumuliuojančius aktyvus, tai atsidarom savo profilį, jeigu jau esat susikūrę Freedom 24. Na, jeigu norit pradėti, tai apačioje bus registracijos nuoroda, spaudžiat nuorodą ir keliaujat per visą registracijos procesą, kuris trunka apie 15 minučių. Iki šio mėnesio paskutinės dienos dar galit pasinaudoti papildomais bonusais iš Freedom 24. Už papildomą savo pinigų įnešimą galit gauti iki 20 akcijų dovanų, kurių kiekvienas vertė yra iki 800 pinigų. Kviečiu sąlygas pasižiūrėti apačioje. Tai čia kai prisijungit, ar ne, turėtų langas atrodyti kažkaip panašiai. Čia yra mano pasyvių pajamų portfelis, kurį jau seka 176 žmonės. Tai yra mano prekybinė sąskaita. Vadinasi, ką aš galiu joje padaryti? Nusipirkti arba parduoti tam tikrus aktyvus. Tai gali būti fondai, tai gali būti akcijos, ar ne, galiu pirkti, parduoti, gauti dividendus ir panašiai. Aš galiu ateiti prie savo profilio, paspausti grynųjų
pinigų judėjimas. Ir aš visą tai darau per kompiuterį, galima aišku išsifiltruoti tą ir per telefoną. Ateinam prie grynųjų pinigų judėjimo, spaudžiam visos operacijos ir išsifiltruojam dividendus. Matysit ar ne, kad į mano šitą sąskaitą pastoviai arba kas mėnesį arba kas ketvirtį sukrenta iš mano turimų aktyvų dividendai, ar ne? Tai štai čia gavau iš NSA dividendus beveik $4, vėliau čia atkeliavo Vici Properties $4, na ir kiekvieną mėnesį tai, ką man išmoka Realty Income kompanija. Vėlgi čia matysit ir ABR'as jau yra išmokėjęs $5. Turėkit mintyje, kad tam, kad nuo jūsų dividendų būtų nuskaičiuojama 15%, ne 30%, jūs turite susipildyti V8 bent formą. Tai pas mane forma yra supildyta ir visi dividendai, kurie jau įkrenta į mano sąskaitą, yra automatiškai apmokestinti 15% ir aš jau gaunu savo tiesiog pilną tą sumą, kurią ir turėčiau gauti atskaičius mokesčius. Jeigu ateisim į prekybą, tai mes matysim ir galimybę pasirinkti ar ne kažkokius tai aktyvus, aš galiu ieškoti VUAA fondo, aš galiu ieškoti to pačio Realty Income, ką norėsiu pasipildyti šiek tiek vėliau. Na ir čia matysit, jog yra aktyvi galimybė pirkti. Dabar šiek tiek kitokiam formate padarysiu užsipirkimą savo visų 4 reitų pozicijų, tiksliau ne užsipirkimą, bet išsistatysiu limit orderius, todėl kad jau kelias dienas su Aleksandru gaudom, kada galėsim nufilmuoti ir padarysiu aš tą užpirkimą realiu laiku, bet kadangi čia Indonezijoje yra plus 6 valandos, tai jau dažniausiai vakare tiesiog norisi eiti miegoti ir negalvoti apie filmavimus, o noriu parodyti, kaip vyksta tas limit orderių išsistatymas arba nusipirkimas pozicijų jums ir kiekvienam, kas stebi šitą video. Padarysiu tai dabar, parodysiu ir galbūt pasinaudosit šiaip šitą funkciją, jeigu bandysit gaudyti mažėjančias arba augančias kainas, ar ne? Pirkimas vykdomas per prekybinę sąskaitą, ar ne, apie kurią dabar kalbėjom. Aš jau esu persivedusi į šitą savo sąskaitą $500, tai tie, kas sekat ir prenumeruojat mano šitą portfelį, tai turėjot gauti pranešimus, kada pas mane įkrenta pinigai ir gausit pranešimus ir apie limit orderių įvykdymą ir kitus pirkimus ar pardavimus, jeigu jų būna. Tai apačioje rasit prenumeravimo nuorodą, o dabar tiesiog keliaujam į pozicijas. Tai pirmas pasirinkimas pas mane yra ABR US, spaudžiam tiesiog pirkti ir aš renkuosi dešinėje, ar ne, štai čia yra juostelės toks pasirinkimas ir spaudžiu ribotas, įvedam tą kainą, kiek dabar aš matau, kad kainuoja akcija, nes aš už tiek sutinku pirkti ir spaudžiu 8 vienetus. Pateikti pirkimo užsakymą, $110, važiuojam į viršų, toliau NSA, pirkti, vėl įsivedam tą kainą, kuri yra paskutinė, su kuria užsidarė rinka, 37, spaudžiu 3, pateikti, važiuojam į viršų. Taip, toliau yra Vici pasirinkimas, pirkti, kaina yra $30 ir 38 centai, perkam 3 vienetus, pateikti, į viršų. Kadangi man dar liko šiek tiek pinigų papildomai, tai nusipirksiu daugiau Realty Income. Ir vėl spaudžiam ribotas arba limit, jeigu jūs turit anglišką pasirinkimą pas save pasidarę, 72 ir nurodyti kiekį 3. Pateikti ir važiuojame viršų. Pukšt. Tai jeigu aktuali šitą temą, nepamiršk prenumeruoti kanalą, spaudžiam like po video ir dabar keliaujam į kitą jūsų klausimą. Puikus video, labai naudinga, matosi, kad daug darbo įdėta ruošiant video. Ačiū, būtų įdomi jūsų nuomonė apie BDC kompanijas, jos moka dosnius dividendus. Ką jūs apie tokias kompanijas galvojat, kokią ateitį matot joms? Tai gali būti puikus papildymas reitam ar tuo pačiu diversifikacija. Labai geras klausimas, ačiū, kad rašot, dėkui už komplimentus, tai iš tiesų tiem video, kurie yra ilgesni, paskiriu labai daug dėmesio ir laiko tam, kad galėčiau paprastai perteikti visą tą informaciją. Smagu, kad matosi ir smagu, kad įvertinat. Dabar dėl BDC kompanijų. Jeigu kalbam apie reitus ir BDC kompanijos, ar ne, tai yra du labai panašus verslo modeliai, kurie netgi realiai privalomai turi atitikti tuos pačius
parametrus. Aš kalbu apie dividendų išmokėjimą, ar ne? Tai taip pat kaip reitai turi išmokėti 90% dividendų nekilnojamo turto kompanijos, taip ir BDC, Business Development, verslo plėtros kompanijos, jos privalo išmokėti dividendais 90% savo gaunamo pelno. Jeigu reitai tai yra nekilnojamo turto kompanijos, kurios valdo nekilnojamą turtą, tai BDC yra tos kompanijos, kurios investuoja, skolina pinigus smulkiam arba vidutiniam verslui ir, kai sugrįžta kiekvieną mėnesį, kas paskolinta kartu su palūkanomis, BDC kompanijos išmoka dalį to savo pelno investuotojams, kurie turi tos kompanijos akcijų. Verslo plėtros kompanijos. Ar ne? Ką mes turim? Mes kaip investuotojai perkam BDC kompanijos akcijų per vertybinių popierių sąskaitas, o tos BDC kompanijos duoda paskolas mažoms arba vidutinėms įmonėms. Ir vėliau tos kompanijos, kurios mažas arba vidutinės kompanijos yra pasiėmusios paskolas, ar ne, tai paskolas mes turim gražinti su tam tikrom palūkanom. Tai kiekvieną mėnesį, ar ne, tos kompanijos pagražina savo paimtą paskolą kartu su palūkanom į pačią tą BDC kompaniją, ar ne, tai gali būti tokie pasirinkimai kaip Mainas arba ARCC. Tuomet tos kompanijos surenka pelną, surenka kartu tą savo gautą grąžą ir pagražina dividendų pavidalu mums kaip investuotojams. Čia toksai visas ciklas, ar ne? Mes perkam šitos kompanijos, šitą kompaniją investuoja mažas vidutinės gražina savo paskolos dalį ir BDC fondai tą pelno dalį pargražina mums investuotojams. Svarbus faktai, ką reikėtų turėti mintyje, tai kaip ir minėjau, 9% pelno turi išmokėti dividendais, vidutinis dividendų dydis yra 10-15%, skolina įmonėms, kurioms yra sunku gauti banko finansavimą, nes jeigu yra mažas vidutinės įmonės, jos negaus taip paprastai, galbūt neturės tos tokios ilgos istorijos ar ne, arba tinkamos istorijos, kad bankai paskolintų pinigus, tai jos keliauja į BDC kompanijas. Jos skolina aukštesnėm palūkanom dažniausiai negu bankas, bet tai gali būti vienas iš tų pasirinkimų mažam ir smulkiam verslui, kad apskritai gautų finansavimą. Tuomet stabiliausi fondai, tai čia parašiau, bet nelabai mėgstu to termino kaip stabiliausi, geriausi, fainiausi, pelningiausi, nes rinka yra labai dinamiška ir jeigu šiai dienai Mainas gali būti laikomas kaip stabiliausių pasirinkimų, po 5 metų tai nebūtinai bus tas pasirinkimas, bet moka dividendus daugiau kaip 15 metų, ar ne? Kas svarbu suprasti, kad tai yra paskolų kompanijos, tai jos turi didesnį jautrumą ekonomikos ciklams. Ir jeigu norit rinktis tokias kompanijas, tai tikrai galit miksuoti, rinktis reitus, jeigu siekiat pasyvių pajamų ir tuo pačiu papildomai įsitraukti BDC kompanijų, tik turėkit mintyje, kad jos yra jautresnės svyravimams ir apskritai ekonominiai situacijai, reikėtų diversifikuoti per keletą pasirinkimų. Tiesiog įsivertinkit savo rizikas, nes tai yra rizikingesnis pasirinkimas. Tai naujienos ar ne ir apskritai prognozėse, ką sako analitikai, tai kaip ir tikisi to stabilumo dar 25 metais, bet kviečia atkreipti dėmesį į palūkanų normų mažinimą, nes šitos kompanijos taip pat labai priklauso nuo to, kas vyksta apskritai rinkoje, ar ne, kokios yra tos palūkanų normos. Remiantis tokia informacija, kviečiu papildomai pasinagrinėti, pasižiūrėti, kaip veikia BDC fondai, kokios tos yra prognozės šiem 25 metam ir atsakingai padaryti savo pasirinkimus. Mano akimis tai yra tikrai geras pasirinkimas, jeigu norit gauti aukštesnius dividendus ir planuojat diversifikuoti su kitais portfelyje esančiais pasirinkimais, tuo pačiu ir kažkurių iš reitų akcijom. Toliau kitas klausimas yra iš Mindaugo, šaunus video, prieš 8 mėnesius pradėjau investuoti ir tuo pačiu atidariau papildomas sąskaitas vaikams Freedom 24. Pradėjau domėtis, kaip perleisti tas sąskaitas vaikams, kada jiems sukaks 18, bet gavau iš Freedom atsakymą, kad sąskaitos niekam perleisti aš negaliu. Kaip reikės perleisti visus aktyvus? Po jūsų klausimo aš taip pat uždaviau išsamų klausimą Freedom 24, kad atsakytų papunkčiui, kaip mes galim tą padaryti, nes aš irgi turiu 2 sąskaitas savo 2 vaikams atidarius kaip papildomas Freedom 24. Aš per tą sąskaitą savo vaikams investuoju. Aš sakyčiau, kad labai priklauso, kokį atsakymą jūs gavot nuo to, kaip jūs suformulavot klausimą. Nes jeigu paklausėt, kaip perleisti sąskaitą, tai pačios sąskaitos mes perleisti negalim, bet mes galim perleisti sąskaitoje esančius aktyvus. Ta momentą mes galim susirasti tiesiog paprasčiausiai užsukę pas save į Freedom 24, įsitikinam, kad esam ne D sąskaitoje, nes D sąskaitoje nebus to pasirinkimo, kurį aš noriu parodyti, ateinam į kažkurią iš savo prekybinių sąskaitų, spaudžiam naudotojo sritis, įsitikinam, kad esam atsidarę saugumo sesiją, ar ne, štai čia, ir apačioje kairėje matysit vertybinių popierių pervedimas. Čia netgi yra papildoma instrukcija iš Freedom, kurią greitai pasidalinsiu, bet štai čia rasit
visus langelius, kuriuos reikėtų supildyti, jeigu norite tam tikrus aktyvus persivesti iš savo tam tikros sąskaitos į kažkokią papildomą arba naujai atidarytą, arba jeigu aktyvus norite perleisti kitam asmeniui, kuris gali būti jūsų vaikas. Tam reikia, kad vaikas būtų 18 metų, būtų atsidaręs vertybinių popierių sąskaitą, tuomet jūs galite perleisti aktyvus naudodamasi šitų pasirinkimų. Tai dabar aš uždaviau klausimą Freedom24, kad jie man patikslintų ir patvirtintų, ir tuomet, kai tai gausiu atsakymą, papildomai pasidalinsiu juo kartu su visais, nežinau, kad tai yra aktualu tikrai daugeliui. Tai dabar, jeigu mes pažiūrėsim vertybinių popierių deponavimas arba išėmimas, ar ne, tai mes galim tiesiog persiskaityti visą tai, ko prašo čia, arba gavėjas keičiasi arba nesikeičia, ar ne, tai jeigu mes pervedam ne savo, tai mes spaudžiam, kad gavėjo pasikeitimas, tai mūsų vaikas susivedam į SIN kodą to turto, kurį mes norėsim perleisti. Finansinės priemonės pavadinimas turėtų susipildyti automatiškai nuo ISIN kodo suvedimo, ar ne, tuomet mes turim valiutą, kiekina ir visą reikalingą informaciją surašom štai čia. Pavyzdžiui, tarp savo sąskaitų, tai aš esu dariusi šitą pervedimą, jisai vyksta momentaliai. Dabar, jeigu mes kitam žmogui pervesim, tai natūralu, kad tai užtruks šiek tiek laiko. Jeigu norim tarp savo sąskaitų padaryti, pavyzdžiui, jeigu pradėjom formuoti akumuliuojantį portfelį, bet prisipirkom keisdami strategiją pasyvias pajamas generuojančių pasirinkimų ir norim atskirti du šitus portfelius, tai tiesiog susikuriam papildomą sąskaitą, ateinam čia į vertybinių popierių pervedimą, ateinam prie tarp savo sąskaitų ir tiesiog persivedam tuos aktyvus į kažkurią kitą savo sąskaitą. Tai tikiuosi, kad bent šiek tiek praskaidrinau informaciją ties šitą dalimi. Freedomas taip pat turi savo gidą, kaip pervesti vertybinius popierius, tai čia ateisite prie paslaugų, dažniausiai užduodami klausimai, ar ne, na ir bus tas, kaip pervesti vertybinius popierius. Tai tiesiog pasiskaitykit šitą informaciją ir aš manau, kad taps daug aiškiau, kaip tą padaryti, kai vaikų bus 18 metų. Na ir turiu ketvirtą klausimą. MR Gigas rašo: labas, gal galėtum pakomentuoti, kaip elgtumei su naujagimio pinigais, jeigu planas būtų visą gaunamą mėnesinę sumą investuoti vaikui. Ar tavo pasirinkimas būtų 50% IGD su tam tikromis apsaugomis, jeigu taip, tai kuriomis ir kokiomis sumomis, kitas PAM, tarkim Freedom24 atskira sąskaita, per kurią pasirinkimas būtų S&P 500 arba tarkim Nasdaq ar XDVT. Prašau, aptark per kitą Q&A. Labai smagu, kad jau dabar užduodat išsamius klausimus ir aš iš tiesų galiu paskirti laiko, pasidalinti savo strategiją ir padėti jum atrasti atsakymus, kad galėtumėt priimti savo informuotą sprendimą. Aš 50 € turiu automatinį mokėjimą į investicinį gyvybės draudimą savo kiekvienam iš vaikų, ar ne? Ten vienam, ten kitam eurų keliauja automatiškai, būtinai privalomai turiu ten jiems draudimus, traumų draudimas, neįgalumo draudimas, kritinių ligų draudimas ir jeigu neklystu yra uždėtas ir gyvybės draudimas. Na, mirties atveju, ar ne, gaunu tam tikrą išmoką tom ritualiniam paslaugom. Tai mano akimis vaikai privalo turėti draudimus, tai aš anksčiau pati dirbau su draudimais, šiai dienai esu visiškai pasitraukus nuo šitos veiklos. Manau, kad draudimus tikrai turi turėti kiekvienas susitvarkęs savo ir savo vaikam, nes tarkim, na, dukrai dabar jie yra 8, tai jinai tikriausiai kaip mergaitė, taip standartiškai, nėra susižeidusi, kad būtų reikėję pasinaudoti traumų draudimu, bet sūnus išnaudojęs jau 3 kartus kreipiausi, 2 kartus gavau išmokas, nes 3 kartą buvo taip, kad jisai realiai susižalojo tą pačią vietą, absoliučiai tą pačią traumą patyrė ir tokiu atveju jau draudimo išmoka nebepriklauso, kai visi skundžiasi, kad ten mokesčiai yra dideli, ar ne, tada kaip pirmus 3 metus, tai realiai tai, ką mano sūnus gavo už jau savo patirtas traumas, jau yra atpirkę visus mokesčius ir tiesiog esu išėjusi į pliusą, jeigu taip skaičiuoti, ar ne, tai šitos mokestinės dalies, bet vėlgi geriau, aišku, kad nieko nenutiktų, aš tai matau prasmę nusipirkti už tuos ten 10 € ar neturėti draudimą, ramybę ir saugumą, kad jeigu mano vaikui kažkas atsitinka, aš negaliu dirbti, man draudimo kompanija duoda išmoką, kad aš galėčiau nedirbti, pragyventi ir skirti visą savo dėmesį savo vaikui. Kokiomis sumomis, tai čia labai sunku man pakomentuoti, kadangi jūs tuo nebedirbu, galbūt jau viskas bus pasikeitę, tai tiesiog siūlau susirasti, pasiieškoti tą konsultantą, kuris jums būtų priimtinas, nuoširdus ir žiūrėtų naudos būtent klientui, o ne savo pačiam ir tikrai galės paskaičiuoti, papasakoti, kaip renkamos tos draudiminės apsaugos vaikams. Pas mane, jeigu neklystu, yra paimtas abiem vaikam 15 000 traumų draudimas su kritinių ligų ir gyvybės draudimu, dabar tiksliai nepamenu. Ir kita dalis pinigų, tuomet kas keliauja į tokį aktyvų investavimą, tai kas nenukeliauja automatiškai, bet ką aš pati darau, tai yra aš investuoju abiems vaikams į QDVA pasirinkimą, tai ką jisai investuoja
investuoja tai tiesiog į technologijų kompanijas iš S&P 500 indekso, grinai tik technologinius pasirinkimus, kurios priklauso tam indeksui, tai abiem vaikam perku šitus ETF-us atskirose sąskaitose per Freedom 24, kadangi vaikai gauna dabar po 90 kelis eurus, ar ne, tai 50 nuolatos nukeliauja, kitus 50 aš pakaupiau ir tuomet, kai esu sukaupusi po 150 eurų kiekvienam, tada darau užpirkimą. Tai neperku kiekvieną mėnesį, bet periodiškai vis dėlto kas 2-3 mėnesius papildau jų tas investicinės sąskaitas pas save. Šiaip jau kalbant apie vaikų pinigus, tai jie gauna ir kitų papildomų pinigų. Tai kokia močiutė duoda, ar ne, tai perveda galbūt kažkam nupirkti, ateina gimtadienis, gauna pavedimu, ar ne, į prie manęs prisektas sąskaitas. Tai mes jau tada pasikalbam su vyresne dukra, visuomet padarom sprendimą ir turim tokius susitarimus, kad jeigu, tarkim, jinai gavo dovanų 100 eurų, tai mes pusę sumos investuojam arba taupom, turi pasirinkimą, ar ne, kitą pusę sumos jinai gali išleisti kur tik tai nori ir gali nusipirkti ką tik nori. Tai dabar, kai vyksta tas investavimo procesas su 8-metė dukra, tai mes jau tą padarom kartu. Prisėdam, prisijungiam, aš jai papasakoju, aš jai pasakau, kad į knygelę užsirašytų, kokius aktyvus mes nusipirkom, už kiek pinigų nusipirkom ir jinai, kad vėliau galėtų sekti tą progresą. Jeigu jinai būdama 8 metų QDVA fondą nusipirko už ten 30 baksų, tai kiek jisai kainuos po 4 metų, kai jinai vėl rašysis tą pačią informaciją, kai mes sėdėsim, ar ne, mėnesis po mėnesio, darydamos tuos pačius žingsnius. Tai mes tada tuos pinigus, ar ne, kurie yra papildomi nuo dovanų, kurios jinai nusprendžia suinvestuoti, mes dar papildomai investuojam. Ir pradžioje aš anksčiau tiesiog dėdavau investicinį gyvybės draudimą, nes aš ten nematau ir ten tie pinigai vis tiek auga, nes yra suinvestuoti į Amerikos fondą, į Amerikos ir Skandinavijos pasirinkimus. Na, o dabar, kai jinai jau pati domisi, jai norisi pamatyti, kaip tos investicijos atrodo, tai mes dabar pinigus investuojam per Freedom 24 į jau mano minėtą fondą. Ir kitas pasirinkimas, ar ne, tai klausėt, ką rinktis, ar S&P 500, ar Nasdaq, ar XDVT. Tai dabar S&P 500 tai yra bendrai tiesiog galingiausios 500 Amerikos kompanijų. Nasdaq 100 tai yra 100 kompanijų, ne finansų sektoriaus kompanijų ir didžiausia koncentracija yra vis dėlto irgi į technologijas. Dabar kas yra XDVT, tai pasinagrinėjam XDVT, nes tikrai kiekvieno tikerio nepamenu, tai yra Xtrackers MSCI World Information Technology. Čia galimai kažkas panašaus į tą patį QDVA, kurią aš investuoju vaikams, ar ne, tai yra pasaulio informacinių technologijų ETF-as, turintis 150 kompanijų, kurios, pakliūna į šitą indeksą. Kainuoja 92 eurus, mes turim 0,25%. Įdomu pasidaryti palyginimą, ar ne, su tuo pačiu QDVE ir spaudžiam Open Detailed Comparison. Taip, tai čia yra Xtrackerių, čia yra iShares mano turimas pasirinkimas, ar ne, tai iShares seka 500 Amerikos kompanijų pasirinkimą, čia mes turim iš viso pasaulio informacinės technologijas, ar ne, tai jeigu paimsim visą istoriją, kurią mes galim matyti, mėlyna linija yra QDVE pasirinkimas, o oranžinis pasirinkimas yra XDVT pasirinkimas, ar ne? Na, tai matom, kad QDVA šiek tiek pelningiau važiuoja į viršų, šiaip labai panašiai atrodo. Tai dabar aš tikrai nepasakysiu, kuris yra jum priimtinesnis ir geresnis pasirinkimas, bet jeigu yra naujagimis, tai mano akimis tas rizikos lygis, kurį jis gali prisimti, nes mes turim 18 metų, kol jisai prieis prie to amžiaus, kad galėtų pasinaudoti investicijomis, kurias jūs perleisit, pakankamai ilgas laiko tarpas ir, sakyčiau, rizikos lygis tikrai galėtų būti aukštesnis, nebent jūs patys, kaip tėvai, nesijaučiat, kad jūs norit keliauti į rizikingesnį pasirinkimą, bet jeigu žiūrėti S&P 500, tada imti Nasdaq 100 ir imti, ten tą patį QDVA pasirinkimą. Kalbant apie diversifikaciją, labiausiai diversifikuotas yra S&P 500 pasirinkimas, kas irgi yra kaip puikia galimybė tiesiog investuoti vaikui ir nesukti galvose labiausiai pasiteisinusią ir pasitvirtinusią strategiją per įvairiausias finansų knygas, ar ne, ir daugelio žmonių portfeliuose. Čia tikrai yra toks kaip klasikinis pasirinkimas. Jeigu norit daugiau rizikos, ar ne, ir labiau tikit tom technologiniam kompanijom, tai žiūrim į Nasdaq 100. Jeigu norit dar labiau koncentruoto pasirinkimo, tai yra tik informacinės technologijos, yra QDVA pasirinkimas, dar mažiau negu 100 kompanijų. Jeigu mes turim didesnį diversifikaciją, tai standartiškai mes turėsim tą mažesnę riziką ir mažesnį volatilumą. Jeigu mes turim mažiau kompanijų, tai mes turim
didesnę riziką, svyravimo riziką, ar ne, bet ir siekiam didesnės grąžos. Man labai patinka tiesiog per Just ETF padaryti tą analizę, pasižiūrėti volatilumą, pasižiūrėti pelningumą, ar ne, kiek kompanijų priklauso, kokie yra fondo mokesčiai ir tuomet priimti atitinkamą man tinkamiausią sprendimą. Jeigu pažiūrėsim toliau į bazinius dalykus, ar ne, tai QDV pasirinkimas, tas mano pasirinkimas yra 0,15% fondo valdymo mokestis, X-trackerių pasirinkimas yra 0,25. Indeksus, kuriuos seka, štai čia jau pasikalbėjom, informacinės technologijos abudu. Dabar kas man yra įdomu, tai holdings, ar ne? Čia kaip ir kalbėjom, tas XDVT 150, mano pasirinkimas seka 70 kompanijų ir pagrindinė koncentracija tai yra Amerikoje, ar ne, 96 praktiškai procentai, kai 87 procentai, kadangi viso pasaulio indeksas, ar ne, tai yra šiek tiek praskaidyta ir mes turim ir Japoniją, ir Nyderlandus, Vokietiją, na ir kitas šalis. Technologijos, ar ne, tai yra visiškai technologiniai ETF-ai. Na ir galim nukeliauti prie rizikos langelio, ar ne, ir pasižiūrėti ir volatilumą, ir tuo pačiu pasižiūrėti maksimalų kritimą žemyn nuo buvusio aukščiausio taško kažkada rinkoje. Tai mes turim, tarkim, maximum drawdown ilgiausią laikotarpį, ir ne, nu, tai jie praktiškai identiškai važiuoja vienas su kitu. Tai QDV yra pelningesnis ir mes matom, kad volatilumo prasme ir maksimalaus kritimo žemyn prasme, na, tai jisai važiuoja lygiai taip pat kaip X-trackers pasirinkimas, viso pasaulio informacinių technologijų pasirinkimas. Ir tai yra normalu, ar ne, nes didžioji dalis kompanijų, tai jos praktiškai yra tos pačios abiejuose fonduose, tik tais QDV turi mažiau kompanijų ir XDVT turi šiek tiek daugiau kompanijų, ar ne, turim platesnę diversifikaciją. Jeigu norit rasti savo atsakymą, kuris fondas yra geriausias, tai čia šitoje vietoje tiesiog siūlyčiau pasiskaičiuoti, pasižiūrėti ir pasinagrinėti patiems per Just ETF mano pasirinkimą. Žinot, XDVT pasirinkimas tikrai atrodo įdomus, aš nebuvau girdėjusi šito fondo anksčiau. Dėkui, kad parodėt. Ačiū, kad klausėt, man yra labai smagu nors ir virtualiai pabendrauti, padėti rasti tam tikrus atsakymus, padaryti papildomus paaiškinimus jums. Paskatinsiu ir pakviesiu, jeigu turit klausimų ir norit iš tiesų plataus atsakymo, į kurį aš įsigilinu tam, kad galėčiau pateikti jį labai paprastai, tai kviečiu klausimus palikti apačioje po šitu ar po bet kuriuo kitų mano video, kuris jums yra įdomus. Siūlykit temas, siūlykit investicinės idėjas, apie kurias norėtumėte išgirsti mano nuomonę. Kviečiu pabendrauti, komunikuoti, kurti bendruomenę. Ačiū labai, kad žiūrit. Ir iki. Tai jeigu pasižiūrėti į tai, ką šitom, tai ką tam